Gerbiamas rektoriaus atstovė, vicekanclerė, daktarė Juozai, gerbiami dekanai, mano pirmtakai, gerbiami svečiai, mielos ponios ir ponai ir visi čia esantys, šiek tiek jaudinuosi šią akimirką, kadangi neminėjau dar tokio jubiliejaus savo, bus repeticija gera, o 75 metai fakultetui mena daug įvykių ir tos 40-osius sumaišties metus, kada Vilniuje atsirado ekonomikos fakultetas, jisai patyrė nemažai perturbacijų. Buvo vienas fakultetas ekonomikos ir daug kas prisimena iš čia esančių, po to atsirado 3 fakultetai. Po to, kai Lietuva perėjo į savistovumą, į laisvės kelią, mes vėl po vienu stogu ir sulaukėme 2015 metų rugsėjo, kada mūsų visuomenė, bendruomenė gali pasakyti, kad tie 75 metai buvo vaisingi, jie buvo nelengvi, atskirais laikotarpiais labai sunkus, bet vienaip ar kitaip mūsų fakultetas gyvuoja, mūsų fakulteto bendruomenė žinoma ir tuo galim džiaugtis bei didžiuotis. Per tos 70 metų mes išleidome 45 623 absolventus. Tokie mano skaičiavimai, jau kas pridės arba atims, nesupyksiu. Ir nepriklausomybės metais, nuo 92, mes išleidom šiek tiek daugiau negu pusę, 23 063 absolventus, kurie pasklido po Lietuvą, po pasaulį ir neša džiaugsmą tiek mūsų fakultetui, tiek ir šaliai. Aš galiu išvardinti nedidelę dalį tų, kurie yra čia, kurie tarp mūsų ir tarp jų buvo, tiesa čia nėra, premjeras, Seimo nariai, ministrai, daugelis garsių verslo lyderių, dirba sėkmingai kaip aukščiausio lygio profesionalai bankuose, įvairiuose kompanijose. Ir nenorėčiau vardinti konkrečiai, aš matau labai daug veidų, jeigu visų neišvardinsiu, gal kas įsižeis, bet mielai ir maloniai pabendrausiu. Ir tai yra tas aukso aruodas, kurį mūsų fakultetas davė. Reikia paminėti ir dėstytojus, profesorius, docentus, kurių dėka įžiebta kibirkštis jaunuose protuose. Toliau virsta karščiu, meilė tėvynei, gerais darbais ir tie sėjėjai, kurie čia sėdi, buvę dekanai, profesorius Pranulis, profesorius Mackevičius, docentas Čeraška, profesorė Galinienė ir kol kas atrodo daugiau nematau, tai yra profesorius Martišius. Atsiprašau, profesoriau, jūs mano mylimiausias dekanas. Ir tai buvo žmonės, asmenybės, kiti profesoriai, kiti dėstytojai, kurie vienaip ar kitaip lieka studentų atminty, studentų širdyse
Ir tai yra vėlgi tas fondas fakulteto, kurio mes laikomės ir kurio galim visada didžiuotis. Per paskutinius metus įvyko nemažai poslinkių. Pats paskutinis mūsų siekimas tapti geriausiu universitetu, bent Baltijos šalyse. Ir permainos ir pertvarka, kuri mūsų laukia artimiausiu metu, stiprinant mokslinius tyrimus. Mes galim pasigirti, kad studijų srityje daug kur mes esam pirmaujantys, nes tarkim jau ne vieni metai mūsų ekonomikos studijų programų bakalauro surenka gausiausią būrį tiek bendrai apimtim, tiek ir krepšelių skaičių, kas rodo, kad pas mus stoja patys geriausi, patys perspektyviausi, būsimi ekonomistai. Mes turim bent 6 užsienio anglų kalbą vedamas programas, kuriuose studijuoja per 250 žmonių ir bent 5/5 užsieniečių iš labai įvairių ir net egzotiškų šalių, tokių kaip Gambija, kaip Pakistanas, kaip Brazilija ir žinomų pasaulio šalių kiniečiai, baltarusiai, rusai, ukrainiečiai, azerbaidžaniečiai, gruzinai. 23 šalys buvo registruotos kaip siunčiančios arba tiesiog žmonės iš tų šalių mokosi mūsų fakultete ir programos, studijų programos tenkina jos pakankamai. Tai yra ir bakalauro studijų programos, ir programos magistro studijų. Turim ir doktorantų užsieniečių. Kalbant apie pasiekimus mokslinėje srityje, jie netokie ryškūs, bet mes pakankamai girdim savo buvusių arba esamų profesorių kalbą per radiją, skaitom straipsnius, vertinam jų pasiekimus mokslo srityje, bet mokslas toks dalykas, kurį visą laiką reikia vykdyti mokslinius tyrimus ir galo čia nėra. Ir ta proga aš prisiminčiau Alberto Einšteino žodžius, kuris sakė, kad per ilgą mano gyvenimą aš patyriau, kad moksliniai tyrimai, lyginant su realijom, yra primityvūs ir vaikiški. Tačiau vis tiek nieko nėra vertingesnio kaip mokslas. Ir čia aš tik noriu pabrėžti, kad mūsų stiprioji pusė fakulteto vis tik tai matyti yra studijos, studentai, perdavimas jiems žinių ir ta prasme reikia balansuoti mokslinius tyrimus su studijom ir tą balansą mes stengiamės ir norim išlaikyti. Norėčiau pasakyti vieno australo poeto sentenciją, kad reikia mokytis, kol gyveni, o gyventi reikia todėl, kad galėtum mokytis. Tai ir savo, ir kitiems linkiu to ir dar kartą labai malonu Jūs matyti, visus kolegas, svečius, studentus ir džiaugtis, kad mes čia bendrai paminėsime savo metus gražius ir tendencija mūsų šventės pagrindinė buvo, kad mes susirinktumėm kaip bendrija, kuri buvo ir kuri esą, todėl mes nesistengiam kviesti labai garsių svečių, kurie būtų kaip papuošalas, tačiau jie yra kita kategorija žmonių, todėl jūs, mielieji, brangieji, esat patys artimiausi, patys geriausi šventės, kuri prasideda dalyviai. Ačiū Jums.